Labas vakaras. Šiandienos mūsų tema – emigracija, kuri yra labai paplitusi mūsų šalyje. Todėl į mūsų studiją pasikvietėme emigrantę, kuriai teko emigruoti iš Lietuvos. Ir ji pasidalins savo išgyvenimais šią temą. Taigi pirmasis klausimas. Kelerių metų būdama emigravote? Sveiki, emigravau iš karto po studijų, vos sulaukus 18 metų. Į kokią šalį būtent emigravote? Emigravau į Ispaniją. Kas įtakojo šį pasirinkimą? Šį mano pasirinkimą įtakojo tai, jog tenai gyveno mano giminės, dėl to ir išvykau. Kodėl būtent emigravote po studijų? Kodėl nepasirinkote studijos toliau tęsti universitete ar kolegijoje? Kai baigiau studijas, niekaip nežinojau, ką norėčiau toliau studijuoti, todėl teko rinktis išvykti iš Lietuvos. Kokie išgyvenimai, kaip tai pakeitė jūsų gyvenimą? Išgyvenimai yra nekokie ir tai labai paveikė mane, nes man labai nepatiko išvykti iš Lietuvos, visada ilgėjausi savo draugų bei šeimos, jaučiausi lyg nesava, viskas buvo svetima. Na ir tiesiog pati šalis man nepavyko susirasti darbo, tai taip pat buvo viena iš priežasčių, kodėl grįžau į Lietuvą. Aišku, labai ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.